Labas, Rasa. Labas, Aurelija. Labai gera tave čia matyti, tokia išskirtiniai erdvėjai. Ir aš tau turiu paruošusi šiandien labai tokių delikačių klausimų. Pirmiausia, aš labai pagyriau, pasidžiaugiu tavo plaukų būklę. Tai noriu pirmiausia ir paklausti, tu naudoji Mosnai produktus, taip? Taip. Kiek laiko tu naudoji, ar pastebėjai kažkokius pokyčius, pojūčius prieš naudojant ir po naudojimo? Apie 2 metai, ne? Kiek Wow, maždaug išties. čia turėtų būti tie visi pokyčiai prasidėjo. Ir aš iš tiesų, Mosnai atėjo pas mane tada, kai iš tikrųjų man labai tuo metu reikėjo, nes aš buvau tokioj plaukų prižiūrėjimo krizai, pavadinkim, turbūt daugeliu tai būna, kad ir naudoju, ir tas netinka, ir tokio. Tai kaip Bet kas konkrečiai tavo plaukų situacijoje tuo metu tavęs nedžiugino? Kas jiems Aš darė? turiu problemą ir aš kai girdėjau kirpėjos irgi visą laiką taip sako, kad daugumoje turim odos problemų. Galvos odos problemos ir aš visą laiką naudoju visą laiką, jau gerėja, ir vėl žemyn, vėl gerėja, ir vėl žemyn. Ir plaukas toks sausas, oda sausa, ir žodžiu plauni dažnai, ir žodžiu, užsisuka visas tas ritualas, kuris nedžiugina, nes atima labai daug laiko, ne? Ir kai atėjo Mosnai pas mane per tave, į mano gyvenimą. Tai iš tikrųjų pasikeitė būklė, pasikeitė net toksai jausmas, kai tu siplauni, bet ir kai tu sakai kaip iš kirpyklos, tai iš tikrųjų taip ir yra. Ne, čia ne reklama, čia klientės taip šneka. Ne, taip iš tikrųjų yra. Ir kai tu eini ir tu jauti, kad tie plaukai tokie sodrus, tokie, žinai, ne tokie pūkuoti ir tokie lengvi ir sausi, bet tokie prisotinti, tokie primaitinti. Tai man buvo wow. Ar tu sulaukiai galbūt kolegių, draugių, vyrų kokio nors komplimentų apie savo plaukų būklę kalbant? Mes lietuviai kuklus, ne? Dažniausiai, taip, jeigu pasakai komplimentą, tai čia ne apie mane, ne man, ar ne? Tai iš tikrųjų aš pati pastebėjau, netgi sakyčiau, kadangi aš koncertuoju ir kai buvom ant scenos. Taip, aš prisimenu, tu sudėjai man tą pavyzdį savo, kaip žvilgėjo tavo plaukai. Taip, ir jie nedažyti, netonuoti, jie natūralūs, bet ten tokia buvo sveika būklė ir net nuotraukose matosi. Ir kai aš pamačiau, kad net ant scenos, va tam geram apšvietime, mano plaukai natūralūs ir jie taip sveikai blizga, tai man pačiai buvo toks, nes aš neturėjus tokių. Gerai, tu buvai visą laiką ieškojimas, ar ne, patinkamo produkto. Ar tau buvo svarbu produkto sudėtis? Ar tau buvo svarbu, kad šitas produktas yra ekologiškas? Ar tau tiesiog norėsi rezultato ir nepriklausomai nuo to, kas ten viduje sudėta? Man svarbu, aš kaip audinys man svarbu kokios sudėties, tai man svarbu ir ką aš valgau, ar ne, ir ką aš dedu ant savo galvos, nes tai yra mūsų kūnas, jis bet kokiu atveju yra labai svarbus. Tai man svarbu tai. Gerai, tvarkoj, ką toliau norėjau paklausti. Gal turi kokį nors savo mėgstamiausią patį produktą, kur tikrai galėtum parekomenduoti ir kitiems? Tai yra keli, bet nėra vienas, daugiau. Tai aišku, tas šveitiklės odos. Galvos odos šveitiklis. Taip, tai man rodo, turėtų būti pas kiekvieną, nes man tai yra, kad aš jį turėčiau turėti. O to kaukė, ta... Milkščiai greičiausiai. Taip, šik. Šita, kur visos turbūt žino ir be jos jau nebegali gyventi, tai man tikrai labai patinka. Beje, per tave, Aurelija, kai tu pamokai, kaip tas kaukės naudoti, aš supratau, kad aš seniau tik tai kondicionierius, šampūnas ir ten tokia minimali ta priežiūra. Ir kažkaip atėjo tokia rutina, žinai, tas kaukės naudoti ir tai net dabar net nesivaizduoju, kaip galėčiau be kaukės gyventi. O ką tu dabar darai, pavyzdžiui, kai turi šveitiklį, šampūną, kaukę ir kondicionierių, kokia seka tu tai darai? Aš kaip darau, aš tokia pagal nuojaudą. Turiu tam tikrą, aš tą savo planelį, bet, pavyzdžiui, šiandien noriu užsidėti kaukę, nes, pavyzdžiui, turiu laiko, ne? Man neskubu, tai ne? Tai aš mėgstu palaikyti, pavyzdžiui, valandą laiko. Puikiai. Tu esi daugiau negu 2 metai su mumis, labai vertinu tavo lojalumą. Kas tau labiausiai patinka Moso prekiniam ženkle? Kiek galiu pasakyti, bet kas patinka? Pirmas dalykas, tai Aurelija man patinka. O plaukam tai iš tikrųjų su ta linija, tai bet šveitiklis, alijukas tas irgi, man patinka serumas tas. Kur pasipūtusius, pasišiaušusius, besielektrinančius. Taip. Na, ačiū tau už tavo meilės, tada daliniesi. O aš iš tiesų savo sekėjus labai noriu su tavim supažindinti, nes tu turi labai daug lobių, bet kol kas užsislėpus juos laikai, brandini. Tai noriu paklausti, ką tu veiki gyvenime? Aš gyvenime ką veikiu? Iš tikrųjų, aš gyvenime, aš taip save vadinu transformatorė. Dirbu transformatorinė. Kas tai yra? Tai yra tai, kad aš labai jaučiu tokį prisilietimą prie žmonių, ypatingai moterų arba jaunų merginų. Ir per išvaizdą, per aprangą keičiu jų gyvenimus. Per spalvas taip pat. Puikumėlis. Gal kokią nors istoriją mums gali papasakoti apie tai, kokią nors, kas
Tu dar juk ir dėstai, teisingai. Taip. Ateina pas tave studentės visos jau žinančios, ką jos nori savo gyvenime veikti, taip? Ne, jas nei viena nežinau, ką jis nori veikti. Aha. Bet tu jas aprengi, ne, pasakai, kokios spalvos yra tinkamos ir jos jau tada žino, ką nori veikti, ne? Ne. Aš iš tikrųjų esu tas žmogus, kuriam labai svarbu ta asmenybės suvokimas, kas jis iš tikrųjų yra, kad jis būtų savimi ir ne tik, kad suprasti, koks aš esu, bet taip save ir transliuoti. Nes labai dažnai būna tokiu atveju, kad mes nežinom, kas esam ar ne, ir nežinom net po to, kaip čia save išreikšti, tada būna tokia masė žmonių tokių pačių. Ir jeigu kalbam, tarkim, su studentėm, ar ne, tai mes ne apie aprangas kalbam, mes turim kitų tam klausimų, bet, pavyzdžiui, aš matau, kad jos visos yra tokios štampuotai vienodos. Nes tai yra madinga kažkas, ar ne? Tai yra madinga, tai yra labai, ten koksai tie oversize, čia dabar madoja, ar ne, tarkim, džemperiai, odinės kelnės ir, pavyzdžiui... Aš su odinėm kelnėm, ar tai yra nemadinga? Tai madinga. Aš kaip sakau, madinga tai, kas tau tinka. Teisingai. Va, geras, išgirdot, madinga tai, kas tau tinka ir nebūtinai visos mes turim dėvėti tas pačias kelnes, jeigu mums... Ir iš tikrųjų darom tokį darbelį, kai padarom tą, jos pamato, kad jos yra visiškai kardinaliai visos skirtingos. Tada iškyla klausimas, tai kaip man tada save, žinai, pristatyti. Ir, pavyzdžiui, su laiką sakau, kas jums būna sunkiausia savyje, kad taip atrasti. Sako, žinau, man buvo sunkiausia pagalvoti apie save, nes niekas niekada niekur neprašydavo taip. Ir man ta žinutė labai suspaudė širdį, nes aš pagalvojau, iš tikrųjų, kada mūsų kas prašė. Kiek gavai matematikos, pavalgiai, bet kas tu esi ir ko tu iš tikrųjų nori. Kaip tu jautiesi, ar ne? Koks klausimas, atrodo, kad mes tikrai dabar jau mokam savo vaikų paklausti, bet aš tai savo vaikystėje neturėjau tokio klausimo. Aš taip pat neturėjau, mes iš tikrųjų taip užaugom, bet yra geroji pusė, kad kai supranti tą esmę, nes žinokit, aš žiūrėjau su vaikais filmuką animacinį, tikrai žinojom Samorono žirgas ir Liūtas karalius, čia klasika. Ir šituose abiejose filmukuose yra vienas pagrindinis klausimas, lygiai toks pats. Kas tu? Prisimink, kas tu esi. Geras. Tai jiem abiem buvo, žirgui ar ne, ir tam buvo blogai gyvenime. Buvo klausimas, prisimink, kas tu esi. Ir mes kartais nežinom, kas mes esame, ir tada negalim mes net savęs įvardinti. Aš prisimenu, bet prie to paties labai vieną išmintingo žmogaus posakį, kad kai tu apsirengi teisingai, tada tau reikia mažiau kalbėti apie save, kas tu toks esi. Tau mažiau reikia įrodinėti kitiems, koks aš ten va toks, ar ne? Ir aš dabar papasakosiu, dabar atdavės, biškai pavarysiu. Ir jis sako, tu esi buldozeris. Ir žinot, man tai yra komplimentas, dėl to, kad po šito žodžiu aš priemu tai, kai labai taiklius tokius pastebėjimus, kad aš jai patinku dėl to, kad aš esu drąsi, ryžtinga, be baimė, dar ten kažkokia va tokia crazy. Ir tokiu atveju tiesiog aš užsidėdama tokius drąsius batus, aš parodau ir visuomeniai, kad tiesiog aš esu tokia, ne, tada tampa mažiau poreikio kalbėti, kas tu tokia esi. Tai ačiū tau už tą mano komplimentą, žinai, kurį aš tikrai labai susiasmeninau ir ačiū tau už tą drąsą būtent taip kalbėti. Toks jausmas rasa, kad tu gyveni tuo, ką tu kalbi. Ar tai yra tiesa? Taip. Kas tave motyvuoja labiausiai daryti tai, ką tu dabar darai? Mane motyvuoja moterų istorijos ir kažkaip pamatau net ašaros akyse kaupėsi, kai tu tikrai pamatai tas esminius gyvenimo pokyčius, kur rodo, čia tik tai pakeisti spalvas arba pakeisti ten tik tai įvaizdį, bet jis taip transformuoja, kad jūs net neįsivaizduojate. Įsivaizduojam. Jau įsivaizduojam. Pavyzdžiui, pas mane buvo dar pačiai pradžioje tokia moteris, vyresnio amžiaus buvo ir aš seniau darydavau kaip tik pagal spalvyną. Tai tiesiog atsiųsdavau spintos foto, kokios ten spalvos ir pasakydavau, kas yra blogai arba gerai. Ir ten jaučiau, taip yra, ne, kad, blogai. Pasakiau, kaip yra, ką galima keisti. Taip ir padarė. Po metų, per kažkur aplinkui, aš sužinojau, kad jinai metė darbą, jinai pradėjo keliauti, jinai pradėjo savim rūpintis. Čia ta transformacija, apie ką tu pačia pradžioje ir kalbėjai, ne tai, kad transformacija išoriškai, bet tai vyksta kažkoks tai gylis ir vidinis. Ir jų tų istorijų yra daug, ir labai daug. Ir, pavyzdžiui, aš kai pamatau ir kai sužinau, dar ne visą laiką nori žmonės pasakoti, kas ten įvyksta, ypač po metų ir pusantrų. Bet mane šitas ir motyvuoja. Ir aš labai noriu, kad kuo daugiau moterų ir merginų išdrįstų būti savimi, ne kažkokiu štampu. Kaip būtų įdomu gatvė išeini ir visos skirtingos, visos tokios įdomios. Man tai būtų wow. Liuks. Ir žinai, aš iš karto taip galvoju, klausantis tavęs, kad tuomet
mes tiesiog atsiribotumėm nuo kitų nuomonių apie mane, ar ne? Nes kai aš žinau tiksliai, kodėl aš tai darau ir kaip atrodau, man nelabai ir svarbu, ką kiti pasakys, teisingai. Arba kas dabar madinga. Aha. Arba kai aš žinau, kad man šita spalva tinkanti, tai žinau, kodėl tinkanti, taip, ką man simbolizuoja, ką man atspindi, tai aš į kitos spalvas net nežiūriu, o ką man ten blaškytis. Tai žinokit, po jos konsultacijos aš ateinu į parduotuvę, pavyzdžiui, ne? Aš žinau spalvas, aš žinau savo tipažą, stilių, dar ten viskas aišku. Ateina, pavyzdžiui, sezonas, aš ateinu į parduotuvę, aš žinau spalvą, stilių ir taip toliau, aš 5 minutės pražiūriu pakabą, žinai, pasirinkimą ir aš jau nusprendus esu, ar aš toje parduotuvėje turiu ką rinktis ar ne. Labai įdomias temas mes čia gvildenam ir turiu tokį delikatų klausimą paruošusi. Kieno pakviesta būti asistente jau šiandien eitum į darbą? Žinau. Kieno? Vienu. Tikrai? Taip, nes iš tikrųjų aš net jaučiu, kad mes ir kiekvienas, ne tik aš, bet ir daugelis esam tie tarnai žemė, net šiur pasakyti dabar, kad esam tam, kad kažką į tą gėrį pakeisti į gėrį. Tiesiog. Žinai, Raselė, bet aš galvoju, kad tau niekur nereikia eiti, nes tu tai jau darai. Taip. Nes tiek, kiek aš tave pažįstu, tiek, kiek tu prisilietei prie mano išorės, tu tikrai ėjai su Dievo ranka, su šviesa, su atvira širdimi ir tu jau esi jo asistentė. Ir tu jau tarnauji žmonėms jo paliepimu, vadinkim, jo labui ir tu keiti žmonių gyvenimus. Ir iš tiesų mes suksim paskui dar vieną tokį podcastą, kuriame aš papasakosiu apie tai, kokias transformacijas jinai man padarė. Tai čia tokia reklama, kad būtų smalsu jums ieškoti tęsinio. Ar dar turim klausimų? Ai, turim. Pasišnekam dar, prašom. Gerai. Dar esu užrašęs tokį klausimą, kad kaip tu manai, tavo čia asmeninė nuomonė, ar sėkmė myli tylą, ar reikia kalbėti apie savo sėkmę garsiai, kad visas Facebookas, Instagramas ir TikTokas žinotų, ką tu veiki? Sėkmė, matai, yra toks subtilus iš tikrųjų dalykas, mes kartais net jos nesuprantam, ar tai sėkmė, ar čia taip savaime gaunas, ar ne. Kartais tai sėkmė reikia ir pastangų, kartais galbūt šiaip nukrito. Aš esu už balansą, nes kartais sėkmė yra tas dalykas, kai tu turi pasilaikyti savo, bet viduj pasidžiaugti, kad tau pavyko. Pavyzdžiui, asmeninė, galbūt šeimos kažkokia sėkmė, manau, kad tai turėtų būti savo, ne, išlaikyti. Bet kita sėkmė kažkokia galbūt dalykinė, ar ne, arba veiklos, taip, tada apie ją reikia kalbėti. Nu, puiku, gerai. Tai ta prasme, nereikia ten visų pergalių rodyti socialinę erdvę, tu taip galvoji. Jeigu esi sportininkas ir nori visus medalius, tai čia jau privaloma. Čia labai subtilus klausimas, nes tu nežinai, kur ta tavo sėkmė ir kas tau yra, pavyzdžiui, sėkmė. Aš žinai, kaip galvoju vėlgi iš tos pusės, kad jeigu tavo sėkmė įkvepia kitą žmogų irgi kažką veikti, o kodėlgi ne? Taip. Tai motyvacija, įkvėpimas, taip. Na gerai. Ir paskutinis klausimas tau, pamiršau jau. Jeigu galėtum nukeliauti į ateitį, ką tu ten norėtum pasižiūrėti? Aš matau žemę, gaublį ir aš iš tikrųjų norėčiau pažiūrėti, kaip ta mūsų žemė visa gyvena po daug metų. Ar jinai taip pačiai įsilaikius, ar ne, arba kažkas pasikeitė. Man labai tokie globalūs iš tikrųjų dalykai labai domina, aš tokia esu kažkokį globalesnį, žinai, man. Ar tu čia lenki prie to, kad, pavyzdžiui, turi vienus džinsus ir tau vienų tų džinsų turi užtekti tavo visam gyvenimui, kol tu esi tų pačių formų? Nebūtinai gali užtekti tų formų. Tu kalbėjai apie tvarumą. Tarsi. Tvarumas yra gerai, aš esu už tai, bet, turėkime irgi proto ribose, kaip sakyti, visą balansas, ar ne? Ne, aš ne apie džinsus kalbėjau, aš kalbėjau, man šiaip įdomu visa ta gamta, nes aš semiuosi, pavyzdžiui, energijos ir pavyzdžių, jūs taip pat pasiimkite pavyzdžių iš gamtos. Nes gamta geriausiai moka derinti formas, spalvas, linijas, viską. Žiūrėkit, kaip gražus būna saulėlydžiai, saulėtekiai, arba kokios formos būna gėlė. Aš prisimenu, kad tu sakei vieną kartą gamtoje, matai antis, ar ne? Skirtingas dvi antis ir tu ten tyrinėjai, kokių ten potėpių, kokių ten pospalvių yra ir tau labai tikrai irgi sukėlė tokią įkvėpimą, tolimesniai tavo veiklai ir viskam tą, ką tu darai, ar ne? Taip, nes gamta yra mūsų pavyzdys ir man kažkurie viena moteris sako, žalia labai nedera su mėlyna. Aš sakau, pažiūrėkit į dangų ir žolę, žemę ir medžius. Geras. Kaip jie nedera? Kas taip sugalvojo? Kas taip sugalvojo? Gamta ir Dievas sugalvojo, kad jie dera ir su jais viskas yra kokie. Geras. Tik tai reikia žinoti, kaip derinti turbūt, ar ne, ir turbūt tos pačios spalvos yra daugybė atspalvių, ar ne? Realiai aš pastebėjau, kad, žinai, kaip yra,
kad kuo daugiau žmogus būna gamtoje ir iš tikrųjų stebi gamtą, tuo jis natūraliai paskui geriau moka derinti spalvas, natūraliai gaunasi. Intuityviai tiesiog. Taip. Ir labai pastebėjau, ypač vyresnio amžiaus žmonės, aš labai mėgstu stebėti žmonės. Ir stebėjau gatvėje žmonės ir tie tokie solidus senukai, žinai, kai tokie, taip man gražu. Ir jie taip dera, ten viskas pas juos rauka. Žemė ten pas juos, ar ne? Gamta to Taip, nes mes kai kurie taip nesugebam. Ir aš supratau, kad jie turi tokį subtilų tą pajūtimą, bet jie nėra kažkur išskridę, ar ne, jie labai yra tokie gamtos, jie daug žemiški. Tai mes tokie būkim. Čia dar nerti ir nerti, ar klausinėti ją, bet kaip ir sakau, mes turbūt turėsim ir antrą podcastą, ir trečią, ir ketvirtą, taip kad jeigu matot, kad čia kažkas yra... Jeigu turit klausimų, tai parašykit. A ne? O, davai, geras. Jeigu turit klausimų, tai parašykit. Gerai, dabar jinai marsietė priėmė mano vaidmenį. Gerai, tinka. Jo, iš tiesų galite klausti, aš paliksiu nuorodą, kur Rasą rasti, o kitame podcast'e pasikalbėsime apie mano asmeninius pokyčius. O tu! Ačiū tau.